Naujienų portalo Delfi skiltyje Sociumas LT klausos negalią turintis Kęstutis Gumbrys straipsniu pristatė savo gyvenimo istoriją. Vyras papasakojo apie projektą, kuris jam padėjo integruotis į darbo rinką. Šiuo metu Kęstutis sėkmingai dirba vieno prekybos tinklų kainodaros skyriuje. Vis dėlto šis projektas Kęstučiui padėjo ne tik sėkmingai įsidarbinti, bet davė ir truputį daugiau. Projektas man buvo naudinga, nes vis tiek plėtėsi visą pažinti, pasitikėjimą savimi ir turėjo darbą ir, kaip sakant, pasitikė labiau ir norisi dar kažko daugiau siekti. Tai užsibrėžiau ne tik tarp kažko pasiekti, bet ir šitą laisvalaikio praleidimą, kur galima susijęti su sportu. Džiaugiuosi, kad turiu darbą, kurį galima suderinti, susiplanuoju nors porą valandų aplankyti bowlingą ir pasitreniruoti ar pažaisti. Vis tiek aš nenoriu, kad vien tik dirbti, o paskui kažką nieko neveikti, sėdėti namie, ne mano būtai. Šiaip aš mėgstu aktyviai leisti laiką, štai ir tikrai noriu ne tik tarp turėti tikslų, bet ir sporte kažką pasiekti. Prekybos tinkle dirba ir daugiau klausos negalią turinčių žmonių. Todėl Kęstutis dažnai tampa tarpininku, padeda jiems bendrauti su girdinčiais darbuotojais ir vadovais, pataria, pakonsultuoja. Kęstutis pažįsta daug kurčiųjų, tad visada informuoja juos apie atsiradusias galimybės įsidarbinti. Aktyviai bendraudamas, Kęstutis kitus klausos negalią turinčius asmenis sudomino ir bowlingu. Ką šiems žmonėms reiškia šis užsiėmimas? Yra malonumas šitą bowlingą žaisti, po darbą vaikus labai traukia eiti į bowlingą pažaisti. Taip pat aš noriu tobulėti ir siekti gerų rezultatų ateiti ir noriu lyginti su normaliais kirtančiais sportininkais. Anksčiau Andrius labai daug sportavo kitose sporto šakose, pavyzdžiui, krepšinį išlankė ir plaukimą lankė. Ir dažniausiai tuose sportuose jis būdavo kaip atsarginis žaidėjas, jį netenkindavo. O čia atėjo ir apsidžiaugo, kad gali siekti kaip pas individualiai žaidėjai. Ir jo irgi svajonė yra ateityje žaisti tarp geriausių kurčiųjų sportininkų. Taip pat bowlingai įdomu, kad galima asmeniškai susitikti su kitais žaisti varžybas. Taip, varžyti, kad kuris stipresnė. Ar keitėsi visuomenės požiūris į negalią turinčius žmonės? Dabar jaučiuosi geriau negu prieš tai įstojus visuomenė. Šitą visi žiūri, kad jau ir kurtieji kažką gali save realizuoti, sakysim, ne tik bowlinge, bet ir darbuose. Aišku, truputį keistai jaučiasi, nes vis tiek ne visi žino, kad tai yra, kad žmonės su negalia kažkur gali rodyti visuomenė. Aišku, dauguma normali visuomenė žiūri į juos, atrodo, nepastebi jų, ar jie dažniausiai kažkur pasislėpia namuose. Dabar, aišku, kai jau aktyviau reiškia tie žmonės su negalia, sakysim, kaip Andrius ir bowlingą lanko ir darbe, ir dabar jau po truputį juos žiūri kaip normalų žmonę ir jau priima po truputį geriau. Tai dabar jie jaučiasi geriau. Su visiškai negirdinčiais, sakykime, galbūt yra truputį sudėtingiau, nes kiekvieną dalyką, kurį aš noriu išaiškinti, aš turiu parašyti kompiuteriu, jie turi perskaityti tai. Vėlgi, jeigu kyla jiem kažkokių klausimų, jie užrašo man, sakykime, išsiaiškinam lygiai tą patį, tiesiog kad laikė tai užtrunka truputį ilgiau.
kiek gali, tiek padeda Kęstutis būtent šitoje vietoje, nes būtent jisai, sakykime, yra tas žmogus, kuris tuos žmonės čia ir pritraukia ir tuo pačiu suteikia pagalbos būtent komunikuojant su visiškai negirdinčiais asmenim. Kitame reportaže kiek daugiau papasakosime apie Kęstučio pasiekimus ir tolimesnius sporto planus.